Sveiki visi, mano vardas Vilma ir šiandien noriu pakalbėti apie sąnarių sveikatą. Labai dažnai pasitaiko žmonių, kurie skundžiasi sąnarių skausmais. Sąnarių skausmai atsiranda dėl įvairiausių priežasčių, o sąnariai tai yra toks organas ar mūsų, kuris padeda mums gerai judėti. Jeigu sąnariai sveiki, mes galim laisvai judėti, vaikščioti, keliauti ir kartais net nesusimastom, kaip yra sunku žmonėm, kuriems skauda sąnariai. Ir šitą suprantam tik tai, kada pradeda skaudėti. Bet jeigu jau atsiranda skausmas, reiškia yra uždegimas. Sąnario uždegimas yra vadinamas artritas. Ir tą uždegimą gali sumažinti antioksidantai, riebiosios rūgštys, B grupės vitaminai, žinoma, kalcis, magnis palaiko gerą kaulų sveikatą. Ir sąnarių uždegimą, artritą ir šiaip jeigu pradeda sąnariai skaudėti, dažniausiai yra daug priežasčių, kurios sukelia šitos skausmus ir uždegimą. Tai vienas iš tokių, kada yra fizinis aktyvumas. Jeigu yra mažai vaikštoma gryname ore, mažai judėjimo, sąnariam tai yra nesveika. Taip pat labai kenkia viršsvoris. Numetus bent 5 ar 10 kg labai sumažėja apkrova. Taip pat ilgas sėdėjimas prie kompiuterio ar pavyzdžiui kažkur ilgai važiuojant, keliaujant, sėdint mašinoje, tie sąnariai tiesiog sustingsta ir suprastėja kraujotaka. Ką reikia daryti? Reikėtų tiesiog atsistoti, pavaikščioti ir daryti pertraukas. Jeigu mes važiuojame mašinoje, tai tiesiog daryti sustojimus. Ar jei nėra galimybės, tai tiesiog paimti ir patrinti su rankom, pamasažuoti tuos sąnarius. Netgi aš esu girdėjusi tokią mintį, kad labai dažnai skiria gydytojai ar šiaip žmonės suskausta sąnarį ir nusiperka kokį tai tepalą. Galbūt tas tepalas yra ir neblogai, bet žinot, kas labiausiai padeda? Labiausiai padeda to tepalo įmasažavimas į sąnarį. Kada jūs masažuojat, pagerėja kraujotaka ir pagerėja sąnario ir praeina skausmas, pagerėja kraujotaka ir pasitraukia uždegimas. Gal ne taip greitai, kaip aš čia papasakojau, bet nuo keletos ar keliolikos kartų tikrai gali padėti. Tas judėjimas yra reikalingas ne tik sąnariam, bet ir kremzlėm. Nes kremzlė ir sąnarys, jie yra vienas su kitu labai susiję ir kremzlėm reikia irgi judesio ir vaikščiojimo, kad pagerėtų kraujotaka. Nebereikalo yra sakoma, kad reikia nueiti per dieną ne mažiau kaip 10 000 žingsnių. Tai tas vaikščiojimas ar lėtas pabėgiojimas yra labai gerai. Žinoma, jeigu per didelė apkrova, sąnariam irgi gali pakenkti. Tai, kaip sakau, visur turi būti tas balansas ir visur reikia išlaikyti tą vidurkį. Ir aš noriu jums pristatyti vieną tokį komplektuką, gal ne komplektuką, o netgi visą komplektą, kas yra labai gerai sąnariam. Tai yra iš Neolife kompanijos natūralios maistinės medžiagos ir šitokį komplektuką aš jums noriu parodyti. Dabar pristatysiu po vieną. Tai yra omega-3 riebiosios rūgštys, čia yra sąnariam tiesiog pagrindinis maistas ar papildymas. Riebiosios rūgštys yra labai reikalingos sąnariam ir jų lankstumui ir mažina uždegimą. O gliukozaminas su omega poroje, tai jie
kaip brolis su sesė, tiesiog vienas kitą papildo, nes gliukozaminas, jisai ir kremzliai, ir sąnariui suteikia tokio, kaip žalia forma, tiesiog padeda atsistatyti sąnariui. Bet turiu pabrėžti, kad būtinai reikia gerti daug vandens, kad gliukozaminas išbrinktų, kad atliktų savo teigiamą poveikį, būtinai reikia gerti daug vandens. Na ir galima pasiūlyti tokį mini komplektuką, ar vidutinį, ar maksimum. Tai čia šitas komplektukas būtų minimalus sąnariam komplektukas. Taip pat rekomenduočiau vitaminą C ir vitaminą E. Jie abu ir uždegimą mažina, ir kraujotaką pagerina. Tiek vitaminas C, tiek vitaminas E. Na ir žinoma, kalcis, magnis, čia turbūt jau nereikia net komentarų, jisai yra kaulam labai svarbus ir reikalingas ir pagerina kaulų būklę ir čia galbūt ne prie sąnarių, bet pavartoju šitą kalcį magnį, kam traukia mėšlungis, tai jisai yra numeris 1. Na ir dar kur neparodžiau, tai yra garlic allium kompleksas, tai kaip mes vadinam česnakas, ir jis yra labai reikalingas sąnariam, nes jame yra tokia medžiaga, sieros jame yra ir todėl siera yra labai reikalinga sąnariam. Tai pavartojus tokį komplektuką, jeigu jau skauda sąnariai, bet jeigu jų neskauda, labai rekomenduočiau profilaktiškai. Ir svarbiausia, kas čia yra gerai, kad vartojant, sakykime, jums suskaudo sąnarį, jūs geriat dėl sąnarių būklės, jūs pagerinat kraujotaką, jūs pagerinat širdies darbą, pagerinat smegenų darbą, galbūt net virškinimui, pavyzdžiui, kaip vitaminas E. Šalutinis poveikis šitų produktų yra dar ir kito organo gera sveikata. Tai rūpinkime sąnariais, nes sąnariai yra mūsų judėjimo, organas, kuris leidžia mums laisvai judėti ir geriausia yra, kaip esu nekart minėjusi, yra profilaktika, geriausias gydymas yra profilaktika. Na, jeigu šita žinutė jums patiko, pasidalinkit ir su savo draugais, o komentarė parašykit, kaip jūsų sąnariai, ar kažką vartojat profilaktiškai, ar tiesiog galvojat, aš esu sveikas ir man ten nieko nereikia. Tada ačiū, kas klausėt, ir Stasys, Gerutė, Regina, mačiau Rasa, Ramunė, ačiū, kas klausėt ir kas dar klausysit. Visiems gero vakaro ir iki rytojaus. Ate.